Treneri, toks skaudus pralaimėjimas visomis prasmėmis ir turnyro lentelės prasme, ir taip, kaip buvo pralaimėta, bet rungtynių pradžia galbūt turit savyje kažkokį atsakymą, kodėl taip sunkiai pradėjot. Aišku, nekrito metimai, varžovams sukrito, bet ko gero ne tik tai buvo problema. Iš tikrųjų išmušė čia šitą šventę, tas pristatymas mes pradėjome, man atrodo, po 7:15, tik tai tas rungtynės, bet aišku, jiems irgi tas pats buvo, tai žaidėjai jau vien galvojo apie tą pristatymą, kada čia kas bus, tai tokias mintis buvo pašalinės. Ir nesitikėjom to kontakto tiek, matosi, treneris galbūt varžovas pasakęs kažką pasiūlęs žaidėjom, kad nes su energija pradėjo, wow, labai įspūdinga. Tai dėl to ir trūko tik energijos didžiulės, to kontakto ir viską pataikė, kur paskui biškai keli metimai jiems nesukrito, mes jau iškart galėjom grįžti antram kėlinį į rungtynes. Seniau būdavo, kai plus 20 kažkuri komanda pirmauja, iš esmės kartais netgi kiti uždarydavo rungtynes ir nebegalvodavo apie sugrįžimą, bet dabar tokie laikai, kai tie įrašai socialinė erdvė ir kitur plinta, kur išgelbimai iš fantastinių situacijų, tai ko gero ir jūs dar, kai minus 21 buvo, tikrai galvojat, kad galite sugrįžti. Tikrai taip, tiesiog vieną tą minutės pertraukėlę paėmiau piktą, daviau velnių, kad reikia stengtis kiekvienoje situacijoje, nes darėm tai, ko nesam susitarę daryti. Bet, kaip sako, čia laikinis krepšinis minus 20, tai čia šiais laikais patys esam pirmavę ir pralošėm. Ir namuose pirmavom, net po 3 kėlinių plus 13 turėjom ir pralošėm rungtynės. Tai šiais laikais tas krepšinis reikia iki galo žaisti kiekvieną kėlinį, kiekvieną epizodą, nes labai po geros atkarpos gali grįžti rungtynės. Buvo likusios beveik 19 sekundžių, turėjot pertraukėlę ir buvo minus 3. Akivaizdu, kad ko gero ne viskas pavyko toje atakoje, nes išsimestas tolimas metimas tikrai buvo prastokas, iš sudėtingumo prasmės. Koks galbūt buvo planas tai paskutiniai atakai? Kurių planas buvo, mes turėjom 3 galinčius mesti, tiek Mantvydas, tiek Justas, tiek Žeilinas. Ir visi turėjo tą pusprogę jau išmestą metimą, bet kažko dar norėjo geresnio, dar geresnio, jau atakuok. Justas iš vis po treniruotės ir tai eina, dirba tos tokius metimus nuo logo, meskau tą metimą, išmetė tokią nesąmonę jau paskutinę. Tai dėl to liūdna, kad būtų išmetę gan gerą metimą ir nepataikė, tiek to, bet pridirbo čia primalė kažko, tai, bet viskas eina į praktiką, kur ateityje, jeigu turėsim tokį dar kartą galimybę, tai žinosim, ką daryti, kad nedrebėt kinkos ir pirmą progą mest, o ne 8 progos kažkokios ieškoti. Tai va, dėl to liūdna. Jurbarkui tai buvo paskutinės namų rungtynės šiais metais, jūsų laukia namų rungtynės paskutinės poryt. Kokią žinią pasiųstumėt savo miesto gyventojams? Tai labai kviečiu į tas paskutinės rungtynės, tai bus didžiulė šventė Kretingoje, visą laiką susirenka daug žmonių, bus Kalėdų senelis, kuris dalins dovanas. Belieka mums tik tai gerai žaisti, nesusigadinti švenčių, nes ir vyram pasakiau, jeigu norit šiek tiek daugiau išeiginių, tai parodykit man tai aikštelėje, tai tikiuosi mes parodysim tai, ką galim, o lauksim palaikymo iš savo miesto žmonių.